Čia Gabi Thompsonas. Geras perdavimas. Na, pavojinga situacija ir 1-0. 1-0. Ir Kauno Hegelmann Litauen įsiverža į priekį. Puikia ataka. Čia labai didelę sėkmės dalį šiai atakai suteikė Gabi Thompsono. Turnyruose tas lygos rungtynes nusikelnėja. Panevėžys vakar rungtyniavo kontrolinės. Decentrato a sinistra. In questo momento la punta centrale, adesso ritorna in mezzo, riceve il passaggio, Thomas e il gol del Abuja al 22esimo, un bel gol. Terzo gol per lui in questo Viareggio. Sì. Decisamente. Sekasi komandom šį sezoną, žinoma, Skirlos auklėtiniai buvo šiandien favoritai šiame mače. Pražanga prieš Tomą. Ir perima kamuolį kauniečiai. Alosi Bikanas. Dešiniojo kraštu ir greitesnis už... Oho! Ir 11 metrų baudos smūgis. Čia, na taip. Taip, verčia rankomis kabinas Edvinas Bračkus. Išėjimas 1-1. Nors galim... Propaguoja tokį aktyvų žaidimą, stengiasi perimti kamuolį. Hegelmann Litauen atakuoja. Perdavimas link Tomaso. Švili baudos aikštelėje, gera pagalba čia, tęsiasi atakas, smūgis ir... Man Andrius Veliška, vienas iš Hegelmann Litauen ekipos trenerio štabo narių. Kamuolio nelabai sekasi. Spensas. Geras perdavimas, puikiai kombinacija. Mickevičius, Tomas, na ir štai. Aišku, kamuolys pasairį davė Mickevičių rankose, tačiau futbolininkas šį kartą Rimvydas Karsokas nutraukė dar vieną Hegelmann Litauen ataką. Raginės. Mavičius. Mohalis. Rezultatu 4-0. Na, dabar pirmaujama 2-0. Čia bauda. Atsiprašo Lukas Pangonės. Hegelmann Litauen ekipa šis futbolininkas.